grįžtam į statybas ir šiandien yra labai gera diena, nes pas mus atvyko dėti saulės baterijas. Tai parodysim daugiau, kokie darbai ten vyksta. Raktai paduoti, darbai vyksta, o mes varom pasiimti žmonikės. Tai minėjo, kad per šiandien sudės pačias saulės panelės, o po tinkavimo atvarys sudėti ir suvedioti elektrą. Wow. Kai dabar skaičiuojamės matmenis visus, nes nusprendėm visgi gamintis lovą. Tai kadangi pas mus mūsų miegamajame tai praktiškai nieko nebus, bus tik tai spintelės prie lovytės dvi padėtos, o jinai bus per didelė visą erdvę, čia tokia su atlošalais po 2 comų. Ir, žodžiu, ir bus telikas padėtas, daugiau nieko, o čia bus išėjimas į drabužinės spintą, bus šitą didelė, kur bus galima rūbus laikyti. Tai, žodžiu, nusprendėm, kad daug vietos užima, bet manau, mes taip ir norėtumėm. Iš tikrųjų, kad miegamasis būtų tik miegamasis, daugiau nebūtų nieko. Su televizoriu gal dideliu. Tai, žodžiu, braižėmės, radom vieną vyruką, kuris pas mus pagamintų, bet gaila, kad ne Kaune, Šiauliuose. Tai važiuosim susikomunikuoti. Labas rytas, nauja diena, tai šiandieną, žinokit, aš važiuoju įleisti elektriką, tai kadangi greitų metų pas mus dės saulės elektrinės, tai pas mus ir elektrinės pajungs, ir, žodžiu, meistras, ir visa kitas tvarkys elektrą. Tai vat važiuoju įleisti, dar liko šiek tiek laiko, iki kol jisai bus, o žinokit, šiandieną aš kol važiavau iki meistro, tai toks juokas paėmė, nes aš, žinokit, esu tokia asmenybė, kuriai visą laiką reikia tikslų, kuriai visą laiką reikia užsibrėžti kažko ir siekti, nes kitaip, man atrodo, gyvenimas labai nuobodus yra ir aš tiesiog, atrodo, egzistuoju, todėl man visą laiką reikia kažkokių motyvacijos, kažko, kur galėčiau progresuoti, kad galėčiau dėl savęs gerai jaustis ir žodžiu. Aš amžinai, žinokit, prisigalvoju visko ir mano vyras sako, dieve, su tavim, tai čia niekada gyvenimas nebus liūdnas. Tai va, tai žodžiu, aš jau šiuo momentu, kol statom namą, aš jau kuriu ateities planus, ką mes darysim su darbais, koks bus antras verslas, ką mes vykdysim, kaip bus viskas. Ir jis toks jau galva purto, nežinau, nei iš kur pinigų reikės paimti, nei iš kur laiko, nieko. Tai sako, ramiai, tai žodžiu. Ir dažniausiai, kai aš, kadangi esu tokia, kur dėlulų, kur visą laiką vis kuriu, kažko man reikia, kažko naujo, kažkur progresas, tai dažniausiai, žinokit, stengiuosi save sustabdyti. Nes bėda yra ta, kad labai dažnai nebūnu šią minutę, nes aš galvoju apie ateitį, bet negalvoju apie šią minutę, kad kur aš esu čia ir dabar. Nes realiai iš tikrųjų tas laikas yra tikrasis, kad kur tu esi čia ir dabar, ne ateitis, kur bus, ne praeitis, kur buvo, bet va, šiuo momentu, dabartis. Tai va, ją reikia dažniausiai akcentuotis, tai aš dėl to labai stengiuosi sustoti retkarčiais ir pagalvoti. Ir žinokit, radau kažkada internete tokius labai gerus žodžius, bet nepamenu prieš kiek, gal prieš pusmetį, bet žodžiu, tie žodžiai kažkaip skambėjo taip, kad kas būtų, jeigu rytoj atsikeltum su tiek, už ką padėkoji vakar. Tai mane, žinokit, jie labai stipriai palėtė. Tai aš kaip stengiuosi susikaupti ir būti šiuo momentu, tai visą laiką bandau akcentuoti savo tuos žodžius, kad va, reikia būtinai padėkoti už tas visas smulkmenas, nes aš labai dažnai būnu, plemba, čia dar to nepadarėm, čia dar to. Bet iš tikrųjų reikia padėkoti už tai, kad tu dabar turi ir ko tu net nekreipi dėmesį. Pavyzdys kaip ir kokią sveikatą, ką mes labai dažnai pamirštame. Aš turiu žiūri būti dėkinga ir va šiandien, kad irgi važiavau mašinai, iki kol meistrą turėsiu leisti, tai važiavau ir galvojau, ačiū, kad aš esu dėkinga už tai, kad aš esu sveika, už tai, kad mano vyras, mano šeima, mano draugai yra sveiki, o tie visi tikslai, tai yra dažniausiai materialiniai faktoriai, materialinis veiksnius arba kažkokie kiti tikslai, tai tai yra ne taip svarbu, lyginant su tai, ką tu turi, kokius artimus žmonės šalia savęs, kad tu turi sveikatą, kad tu turi galimybės. Tai va, stengiuosi, žinokit, padėkoti už tai, kiek daug mes gyvenime turim ir kaip dažnai mes nesusimąstom tos mažiausius dalykus, kas yra turbūt patys svarbiausi. Tai va, tai mano ryto tokie šiek tiek pamąstymai.
Jūs įsivaizduokit, aš pamiršau pasą. Tai ačiū Dievui, turėjau seną savo Kamilę Baužaitę, dar mergautinės pavardės vairuotojo pažymėjimo kažkur čia užsilikusi. Tai va, atvažiavau stambega varytės medžiagas, atliekas ir varysiu sukrauti vis, nes reikia... O, iškart ir iškrito, pažiūrėkit, visą mašiną prikrovė man. Padės man elektriką sudėti visas atliekas. Tai žodžiu, einu sukrauti. Atliekos jau yra išmestos, tik plevačkai biškučiuką griaužia, nu kaip būna prisilietus tom rankom, čia gal reikėtų su kokiam pirštinėm dirbti, aš net nežinau, kaip būna išvežiotės, nes visai man truputį pagriaužia. Nestipriai, bet šiek tiek jaučias tas toksai, kad patos. Tai žodžiu, aš tikrai užjaučiu, kaip jiems reikėjo dėti jas. Tai turėjo tikrai griaužti. Žodžiu, tai ką, baigiau, išvežiau atliekas, sutvarkiau, sukoordinavau čia biškučiukas statybas, o dabar pati varu aš darbuotis prie kompiuterio savo asmeninius darbus. Kavytės pertraukėlė, atvažiavo mano mylimiausia draugė. Kavytės pertraukėlė ir kai kiekvieną kartą atvažiuoju pas Kamilę, aš esu priversta išvesti Hugų į lauką. Tai eisim dabar į lauką pasivaikščioti. Eisim, mūsų laukia, ne, Hugutė? Laukite? Maži laukia? Aišku, laukiu. Draugė, tai parodi, ką iškepėm. Va, prašau. Na, tai vertinti. Šiaip, žinok, gražu tikrai, tik tiek, kad labai stambi. Tu labai kurdutė. O čia labai stambi. Sugeneravo. Aš taip neatrodo. Aš esu S. Čia XXL. Ko trūksta? Papua. Tiesiai šviesiai. Bet šiaip, nu, Gražu. tik iškirpta vietą. Aš parodysiu savo, žinokit. Labas rytas. Tai labukas, nauja diena šiandieną, labai šilta, dabar 23 laipsniai, jūs įsivaizduokit, 23 laipsniai. Galim pasimėgauti tikrai šiomis dienomis. Tai žodžiu, tai ką, tai varau nuspauti automobilį ir varau darbuotis, nes šiandien laukia belia kaip chaotiška diena, šiauri tiesiog. Bet verta, nes nuo rytojus šuparamės į gamtą. Tai žiauriai laukiu. Švaros broliai. Sakykit, ką norit, bet tikra vasara, ta prasme dabar. 23 laipsniai. Tobla. Nežinau, ar galėtų būti geriau. Pagaliau išvykstame, negačiukai, visa šeimyna, pasižiūrėkit. Visi šeimos nariai buvo kviečiami į šią kelionę. O visi net va ir mūsų Hugo. Gaštai ir diena. Atsipus. Mes su Hugo, kai visada susiliesim su Gamta. Svariu, kad vėl mūsų visų šašlų nepatvarkytų jisai, nes įsivaizduokit, yra buvę taip, kad meno varim prie žiūrų. Ir kažkaip paliko, ne, kažkas iš draugų, sakau, tik nepalikit jokio maisto, atsikeliam ir te, gal ten 30 šašlykų buvo, nei vieno, žinokit, neliko, nei vieno. Viską patvarkė. kitą dieną numeti mėsos gabalą po uosto. Nu, nieko nebenorėjo visiškai, Nieko. nes persivalgęs. Gerai gyveno, ne šuo. Tai žodžiu, varom pasiilsėti ir atsipūs nuo visko. Manau, turėtų būti labai fun. 15 minučių verkė Hugo, kad jam reikia iš mašinos išlipti, žodžiu. Mirštanti gulbė. Mirštanti visiškai. Perkam? Prie šitų akinių man nereikia greičio, nes aš eisiu su greitis. Esi greitas? Kurie dabar? Rimtai? Šiti va. Ne, žiūrėk. Šitie yra, ne? Tai čia tavo. Ir šitie. Greičio. Prieš ordą. Jukmergė važiuojam, Jukmergė varom. Varom Jukmergę. Turim atrodyti kaip tų merginių. Čia jau labiau reiveniai būtume. Nu, dar ką? O kaip šitie? Kurie? Ai, čia tie patys, ne? Aš kartą gaudau. Ai, tu gaudai. Viskas, daugiau nėra. Nėra. Potencialo. O šitie? Ne, nu mažiau tokia išvenkė. Oi. Nu, tema. Pala.
sak. Gerai, nuvalgyti. Pabandyti naują pilno saloną. Tokių automobilį apdainuodami. O, siau. Čia va, kai Huganą važiuoja. Bet tai kad jisai iššukuotas buvo. Pamatytum. Tu čia taip šeries? Viskas, palaksai, pamyžai, marš. Žvėris. Įsitaisykite patogiai, jūsų maršrutas. Maksas 40. I go high every day, I go high every day, I go high every day. Žiūrėjom? Let me try. Irgi be kompromisų tavo. Tu antau savo dešrainį be kompromisų. Tai tu suvalgy? Eik, tu savo per sekundę laiko dingo. Jis buvo eliminuotas. Mano skrandis ir burna eliminavo jį. Tegoviai, man tegoviai, santechnikų aš dirbau Ukmergėj. Montegoviai, Montegoviai, santechnikų aš dirbau Ukmergėj. Tuoj, ką tokiu uždarysiu bagažinę. Pasižiūrėkit, koks gražus mūsų namelis. Visa teritorija yra aptverta, tai galėsim paleisti Hugo, tai čia, žinokit, yra belė koks privalumas. Turim kubiliuką, tą džakuzį. Tai turėtų būti žiauriai fainai. Ir aš jums tada parodysiu pačią erdvę. Šiaip žiauriai, labai ir geros kainos. Ir labai, čia užakinti iš kitos pusės reikės, labai modernus toks namukas. Visur, kur ieškom, tai labai gaila, bet buvo užimta. O čia pažiūrėkit, kokia dydžio teritorija. Pasižiūrėkit, čia yra toksai daiktas nuo šunų plaukų. Ir jisai turbūt vienintelis, kuris mums taip iš tikrųjų padeda juos surinkti. Jis gal eurą kainuoja, pažiūrėkit ant kiek. Apie ką mes kalbam. Aš žinok, be jo, žinok, kad tai negalėčiau tiesiog gyventi, jeigu atvirai, nes Hugo tai nesveikai pukuojasi, o ypatingai šiuo momentu. Tai iš vis yra, žinok, kad žiauriai bloga situacija. Aš vakar, dabar žinok, kad tikrai nejuokauju ir neperdedu, aš vakar iššukavau Hugo, tai buvo 2 maži Maximos maišai. Tai aš sakai ką, vieną po gerus Maximos maišus, tai jeigu kam reikia pagalbės, rašykit. Aš duosiu jums pukų. Nu, laisvė tau. Gražiai, Hugodė. Gražiai. Nu, koks šaunuolis. Kaip sutapatinti su gamta pirmas? Negali nešiot batų, turi būti basas. Taip? Antras dalykas. Nusiėmė, Maikė, Rimantė, paimk autografą. Kitas dalykas. Aišku. Kolė ant žolės. Pagautas. Įsivaizduokit, aš jau įdegiau. Pirmas lietuviškas įdegis. 15-20 minučių pasėdėjau tiesiog saulytę, jeigu nuo taip. Nes dar, žinai, žiema. Tai mes irgi iš minus 10. Mes irgi sausį ar vasarį. Į 3-3. Pažiūrėkit, kaip skaniai iškepė. Labas rytas. Pavažau. Čia į video blogą bus? Nauja diena. Saulytė vis tiek kaitina, ne? Taip. Mums labai gera, šilta, malonu ir jauku. Stovi žiūrė. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta, aš taip suprantu. Filmo kuria, ar ką čia daro? Treniruotė stovykla. Susiliejo su gamta, tai tikrai dabar jau. Pažiūrėkit, kaip skaniai pasidariau. Koks Deimantės gražus. Man tai nelabai. Nelabai.
O kas čia, Mariukai, per tavo menintę išraišką? Kažkėlį parodyk. Tai aš dar tik tai marginu. Žiūrėkit va, kokius gražius nutapėm. Čia maniškis. Vaikiški tokie. Draugai, kurie tavo? Mano va šitie du. Manau, kad patys gražiausi. Didžiuoja savo kūriniais, ne? Ir Tomo labai gražus. O kuris pats negražiausias? Nežinau, šitas ir šitas prastai atrodo. Šitas Mano labai gražus, pasižiūrėk. Kiek vertini nuo 1 iki 10? 10. Ačiū, draugė. Ir atnešk mano ragelį. Va, prašau, Utmo, žiūrėsim. Dėžės, žiūrėk, ant kiek kontūras priderintas, atrodo čia. Žiūrėkit, va, kaip čia jie visai sukonstravo. Neblogai, ką? Mums taip trumpai nufilmavai per naują. Mes stengiamės laik normaliai užsimti. Labas rytas, nauja diena ir šiandien Velykos. Velykos konstruoja. Rodo saviškį. Mano gražiausia iš tėdų. Sorry, bet gražesnių yra, pavyzdžiui, mano. Bukas, ane? Eik tu savo. Ką tu čia maliuk darai, man? Ką tu čia darai? Finalas? O, kačiukai, davai įsiaiškinsim. Nori aš tau ar tu man? 5 minučių masažas? Davai, einam iš 5 Iš 2. Bet tai tu čia kažko apie pirštai galėjai. Visko sakalo akis šiandien laimi Velykų turnyrą. Viskas jau mūsų daikteliai sutvarkyti. 3 dienos prabūtos labai smagiai. 2 dienas. 2. Tai Padauginau. mes važiuojame padėti mūsų keliauninką į namučius ir varysim pas Kamilės tėvus mušti kiaušinių, žiūrėti, kurie stipriausia. Norim jums palinkėti visiems gero laiko su šeimomis, atsipūsti, skaniai pavalgyti, palisėti ir gražiai sutikti šventę. Velykas. Tikrai taip. Tai ką, su šventė, mėlyjeji.